Labas vakaras. Džiūgavimą dėl teigiamų referendumo rezultatų drumsčia piktinimaisi neva neteisėta agitacija, kuri buvo vykdoma referendumo metu ir prieš jį. Pasigirsta balsų, kurie sako, kad viešumas ir demokratija Lietuvoje žymiai nukentėjo dėl šio referendumo. Esą į piliečius buvo kreipiamasi ne kaip į racionaliai mąstančias būtybės, bet kaip į vartotojus, kuriems vienodai siūlomas muilas, alus ir eurointegracija. Tad kokios šio referendumo pamokos Lietuvai aptarsime šį vakarą. Pristatysiu mūsų svečius. Artūras Račas, žurnalistas. Stanislovas Buškevičius, Seimo narys, partijos Jaunoji Lietuva pirmininkas. Labas vakaras. Kęstutis Masiulis, politologas. Aurelijus Katkevičius, ryšių su visuomenė specialistas. Ir Henrikas Žukauskas, Seimo liberaldemokratų frakcijos seniūnas. Labas vakaras, sveiki atvykę į mūsų laidą. Taip pat mes turime daugiau svečių mūsų laidoje. Raigardai? Šiandien dar su mumis diskutuos kartu šią temą, tai Darius Žeruolis, Europos komiteto atstovas, Šarūnas Liekis, Lietuvos teisės universiteto docentas, bei Edvardas Kriščiūnas, istorikas. Labas vakaras. Taip pat mes labai norėtume, kad ir mūsų žiūrovai diskutuotų su mumis, paskambinę mums į laidą, pateikę savo pastabų ir klausimų mūsų tema. Studijos telefonas 216-2525, 216-2525. Skambinkite dabar. Taigi aš noriu kreiptis į poną Artūrą Račą. Jūs kreipėtės į Vyriausią rinkimų komisiją dėl informacijos, kuri pasirodė žiniasklaidoje ir kuri jūsų akimis yra pažeidimas įstatymų raidės, reikalaujančios, kad likus 30 valandų iki referendumo, galbūt ir referendumo metu, nežinau, ką jūs turit pastebėti vėliau, tuo metu draudžiama agitacija. Draudžiama paveikti rinkėjų valią, nes logiškai mąstant, aištant tą draudimą, jeigu tu paveiksi rinkėjų valią agituodamas, tai oponentai neturės laiko atsakyti. Tai ar buvo tų pažeidimų jūsų akimis, pone Račai? Na, aš pirmiausiai patikslinsiu, jūs sakėte, kai kurie piktinusi, tai iš tikrųjų nesipiktinusi, tiesiog įteikiau prašymą Vyriausiai rinkimų komisijai, prašydamas išnagrinėti, ar Verslo žinios pasišėjo penktadienį su berods 4 puslapiais, kuriuose buvo sakoma, mes už Lietuvą Europoje, ir su viršutiniu, su viršeliu, kur buvo, reiškia, ES balionai su ES vėliava, ar šis laikraštis nepažeidė referendumo įstatymą, ir taip pat LNK laida, kurioje nekartą nuskambėjo raginimai eiti balsuoti už Lietuvą ES, ar šitie du, reiškia, dalykai nepažeidė įstatymą, Pykčio nebuvo šalia to. Kuris labai aiškiai sako, kad likus 30 valandų iki balsavimo pradžios agitacija draudžiama. Tai tikiuosi, kad VRK mano prašymą atsakys. Dėkui, ponia Buškevičiau, jūsų pastabos. Ar buvo kažkokių demokratijos viešumo pažeidimų iki referendumo likus tam kritiniam laiku 30 valandų ir jo metu? Na, visų pirma, man kaip nepriklausomybininkui labai gaila, kad Lietuva išbuvo visiškai nepriklausoma ir laisva tik tai 13 metų. Mes vėl atidavėme suverenitetą, šį kartą Briuseliui, ir atidavėme, dalis bent žmonių atidavė už muilą, alų ir už skalbimo miltelius. Šiandien aš daug kartų kalbėjau su užsienio žurnalistais, vokiečiais, lenkais, rusais, jie šaiposi. Sako, lietuviai, negi jūsų skalbimo miltelius galėjo nupirkti. Jūs kalbate apie stojimo į ES esmę. Visų labo, mes kol kas bandom pasiaiškinti, ar stojimas buvo demokratiškas, teisingas, teisėtas, sąžiningas ir garbingas. Štai kur klausimo esmė. Aš galiu pasakyti, ir tikriausiai visi tai patvirtins, jeigu, aišku, nesakys, kad saulė žemai, o ne aukštai. Pirmas dalykas, tai buvo masinė psichozė, masinė isterija. Ir Europos reikalų komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės nusipirko žiniasklaidą. Aš turiu atgimimą, laikraščio atgimimą, kuriame aiškiai parašyta, kad buvo sudarytos sutartis, kad žiniasklaida nieko nekritikuos, kas yra neigiamo Europos Sąjungoje. Pranešimų buvo ir kitose laikraščiuose. Taip, ir jūs pastebėkite, viskas buvo tik teigiama. Gerai, bet buvo žadamas jūs kalbate apie visą agitaciją, bet konkrečiai prieš referendumą, likus 30 valandų ir referendumo metu, ar jūs, kaip euroskeptikas, pažiūrėt kažką negarbingo, kad įstatymai būtų pažeisti, draudžiantis agituoti? Taip, pirmas dalykas, įstatymai buvo pažeisti, tiesiog įstatymų pažeidimai buvo pažeidimas ant pažeidimo. Konkrečiai. Ir
mūsų pirmų asmenų agitavimas. Ateikite, balsuokite. Paksas pasakė, prezidentas, ateikite ir balsuokite už mūsų ateitį. Už. Jie sakė, ateitį sakė. O buvo čia taip arba ne. Jau agitavimas. Ir visi puikiai suprato, kad kadangi mes nepriklausomybininkai sakėme, neikite. Tas supratimas yra iš konteksto, nes žmonės žino, kad šie žmonės yra už eurointegraciją. Natūraliai, jeigu jie sako, ateikite, balsuokite, tarsi jie sako, kitas dalykas, žiniasklaidos priemonės visų pirma televizijoje ėjo ta eilutė, kur sakė, dar trūksta tiek ir tiek procentų, dar trūksta tiek ir tiek procentų iki ėjimo. Tai buvo masinė agitacija. Ir bet kokioje demokratinėje šalyje šitie referendumo rezultatai būtų anuliuoti. Aišku, Lietuvoje to nebus. Svarbus klausimas. Taip, ponia Rašai, jūsų patikslinimai? Konkrečius jo pavyzdžius, tai iš tikrųjų dar galima paminėti du pavyzdžius. Tai yra prezidento Pakso spaudos konferencija Seime šeštadienį vakare. Frazė buvo tokia: eikime ir balsuokime taip, kad rytoj vakare būtume arčiau Europos. Jis pasakė taip? Ne, eikime ir balsuokime, kad atsibudę būtume arčiau Europos. Tai, man atrodo, reiškia, yra akivaizdu, kaip reikia balsuoti, kad būtume arčiau Europos. Ar tai valstybės vadovo klaida, nedemokratiškas elgesys? Aš bandžiau paklausti ir, reiškia, atsakymo nebuvo. Taip pat lygiai buvo pono Brazausko sekmadienį jau kalba, dar vykstant balsavimui, reiškia, paskos konferencija taip pat lygiai Seime, kurioje sakė, eikite ir balsuokite už. Tai jūsų akimis, ponia Račai, valstybės vadovai nepaisė įstatymų nuostos draudžiančios agituoti referendumo metu ar likus kritiniam laikui iki jo. Bent tokia yra pozicija. Ponia Katkevičiau, jūsų komentarai? Na, taip iš tikrųjų ta frazė buvo Seime pasakyta ir kiek aš žinau, prezidentas yra sakęs, kad jeigu bus nuspręsta, kad jis pažeidė tuo konkrečiu atveju, nes nei penktadienio vakarą LNK, nei šeštadienio vakare per Lietuvos televiziją jis nesakė apie poziciją, jis sakė apie pilietiškumą, ateikit balsuoti. Bet plus apie prezidento poziciją yra gana, sakyčiau, neatsargu kalbėti kaip apie tokią visiškai antidemokratišką, turint prisiminus galvoje jo vienintelio politiko veto tam įstatymui, kuris buvo pasirengęs pažeisti konstitucinę žmonių teisę. Vienur gali gerai pasirodyti, kitur gali pažeisti. Aš visiškai sutinku, kad reiškia veiksmas, kurį padarė prezidentas, vetodamas įstatymą, buvo iš tikrųjų lauktinas ir esu įsitikinęs, kad ponas Adamkus, pavyzdžiui, to nebūtų padaręs. Bet aš manau, kad vis dėlto nepaisant to, įstatymai aukščiausiam šalios vadovams turi galioti bet kurio poros metu, bet kuriai situacijai esant, nepaisant visų aplinkybių. Tai geras darbas neatleidžia nuo atsakomybės už blogą darbą. Dėkui, aš noriu kaip visi politologą Kęstutį Masiulį. Jūsų akimis, atidžiai stebėjusiam referendumo eigą ir, kiek žinau, balsavusiam už, ar nebuvo kokių pažeidimų iš žiniasklaidos aukščiausių valstybės vadovų pusės, nepaisimo to demokratijos principo, kad reikia laikytis įstatymo reikalaujančio, kad referendumo metu jokios agitacijos? Aš manyčiau, kad buvo persistengta, iš tikrųjų pritarčiau, kad mūsų politikai kai kur persistengė. Konkrečiau? Na tai faktas įminėti, ar beverta... Bet ar tai kelia, kaip jūs manote, pavojų viešumui, demokratijai Lietuvoje, kitais atvejais, jeigu būtų referendumai su kitokiu turiniu? Pavyzdžiui, norint pakeisti Seimo rinkimų tvarką ir vėlgi remiami didelių pinigų. Nors aš esu Europos Sąjungos šalininkas šiuo atveju, bet vis dėlto teisybė yra svarbiau. Man nepatiko, sakysime, laikraštis, kurį išleido Pakso rinkiminė kompanija iš vakaro. Tai lygiai taip pat aš turiu pasakyti, kad ir šį kartą tie dalykai man nepatiko ir kiti perspaudimai, sakysime, bandant keisti įstatymus, netgi tie svarstymai, netgi pačios diskusijos, kurie vedė į tai, kad lyg tai aukščiausiai valdžia nepasakė tautą. Bet ar jums šitie visi perlenkimai atrodo kaip rimta viešumo ir demokratijos problema? Man atrodo, kad tai yra mūsų politinės kultūros problema, aukščiausios hierarchijos politinės kultūros problema, nepasitikėjimas savo tauta, tai čia yra, tai tą mes stebime pastoviai. Tai aš noriu kreiptis į liberal-demokratų frakcijos poną Žukauską. Jūsų komentaras, kaip jums tie pastebėjimai, kad aukščiausiai valdžia perlenkė lazdą? Matot, aš tik noriu ponui Kęstučiui pasakyti, rinkiminė kampanija laikraščių neleidžia. Turbūt žino šitas dalykus, taip, kad mes tikrai neleidom. Grįžtate prie tai aš tik tai noriu patikslinti šiek tiek. Aš manau, kad tas turėtų įtakos, jeigu, sakysime, aktyvumas būtų 60%, o taip arba ne, skirtusi, sakysim, 2-3 procentai. Tačiau, kai mes turim 91 ir 9, tai man atrodo, kad čia bet kuriuo atveju čia yra toks,
truputėlį absurdiškas pokalbis. Jūs sakote, kad laimėtojai neteisimi. Paprastai jūs norite pasakyti, ar ne? Tiek prezidentas, ar ponas Brazauskas, ar kas nors šnekėdami, jie tikrai 89% nenulėmė. Ar galima, aš pasakyčiau taip, kad tai yra tas šaukštelis, nedidelis galbūt šaukštelis deguto, kuris vis dėlto apkartina, ar sugadina medaus. Bet aš nesuprantu, pavyzdžiui, ponas Buškevičius ir euroskeptikai jie apskundė šios referendumo rezultatus, vildamisi, kad jie galbūt gali būti pripažinti neteisėtais, jeigu jums pavyks įrodyti kažkokius rimtus pažinimus. Ar ne, ponia Buškevičiu? Taip, sakysim, mano kolegom čia dalyvaujantiems pokalbyje. Jie sako, kad tai buvo degutas medaus statinė, šaukštas tik tai deguto, bet aš tai žiūriu kaip esminį pažeidimą. Kodėl? Dabar oficialiai atėjo 63% balsuoti. Iš jų 91 pasisakė už. Mes agitavome neiti, kiti nepriklausomybininkai agitavo ateiti ir balsuoti prieš. Vadinasi, iš 63 atimame 9, gauname 54. Tai labai nedidelė persvara, nes visus kitus mes galime savo paimti. Jūs negalite savo paimti visų kitų, ponia Buškevičiu, kad ir kaip jūs norėtumėte. Aš gal tai yra neteisėtas nuopelnas. Palaukit, mes oficialiai... Čia yra klastotė, tikrai mes nepriimam šito. Jūs galite nepriimti. Ne, jūs galite nepriimti, bet aš galiu pasakyti, mes aktyviai agitavome neiti, toliau. Esminis klausimas. Toliau, ir aš dar galiu pasakyti, ar tie negalėjo. Taip, negalėjo, kada pirmą dieną buvo 30%, antrą dieną tiek staiga išaugti, aš galvoju, 20% buvo sumesta. Ir todėl mūsų dauguma... Aš noriu kreiptis į poną Rašą. Pone Rašai, vis dėlto, ar tie pažeidimai, kuriuos mes apšnekam, galėtų būti rimta kliūtis pripažinti referendumą teisėtų? Iš tikrųjų, norėčiau skirtos dalykus, reiškia, ir aš tikrųjų nebejoju, reiškia, tų žmonių valia, kurie ėjo ir balsavo už, tačiau man labai keista girdėti iš parlamentaro ir buvusio berods ministro, reiškia, pono Žukausko, kad įstatymai gali galioti, reiškia, kai kas nors laimė įstatymai galioja, kas nors nelaimė įstatymai negalioja. Na, aš nekalbėjau apie įstatymą. Aš kalbėjau, kad 90% reiškia pasakė taip. Ir tai nereiškia, kad būtent tas 90 atsirado dėl to, kad vienas pasakė už arba pasakė kokią frazę. Tai suteikia galimybę pažinėti įstatymus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, dar vienas pavyzdys, kurį aš nepaminėjau, aš pamiršau, reiškia, tai yra referendumo dėl Lietuvos Respublikos stojimo Europos Sąjungos štabas. Posėdžio protokolas. 3 metų, gegužės 10 diena, 22:45 vakaras, kai visiems buvo baisu, kad referendumas gali neįvykti. Nutarta prašyti merus paagituoti žmonės per vietos radiją, paraginti jaunimą aktyviau įsitraukti agitacijos darbą, atkreipti dėmesį vyresnio amžiaus rinkėjus, pasitelkti bažnyčios hierarchus ir kitus socialinius autoritetus. Bet galbūt tai buvo teisinga agitacija, buvo išaiškinta, kad teisinga agitacija tai yra raginimas eiti balsuoti. Tai yra 10 diena, kai įstatymas draudžia bet kokią agitaciją. Bet tai, palauk, aš nelabai suprantu, ponia Katievičiau, ar jūs galite paaiškinti, juk mes girdėjome, buvo raginami žmonės eiti, dalyvauti referendume. Tai buvo legalu. Filologinė diskusija teisim. Ten niekur neparašyta, kaip ką paraginti. Ten niekur nepasakyta balsuoti taip ar prieš. Ateiti. Agituoti žmonės per vietos radiją. Tai yra legalu. Pilietinė akcija. Ar agitacija ateiti balsuoti? Ponas Stanislovas labai ilgai tylėjo. Dabar patylėkite. Pono Katkevičiaus paaiškinimai. Pono Katkevičiaus paaiškinimai. Ar agitacija ateiti balsuoti jau ir yra agitacija už arba prieš, kuri ir yra draudžiama įstatymu? Ar pilietiškumo skatinimas ir raginimas yra agitacija? Formaliai ne, bet kai mes žinome jo nuomonę... Sako, agitacija yra baigiama likus 30 valandų. Tai agitacija už arba prieš dalyką, bet neraginimas ateiti balsuoti. Referendumo įstatymas neišaiškina agitaciją už ar prieš. Sako, agitacija yra ir mes išaiškinsim jūs arba mes. Mes dabar aiškiname. Mūsų ginčio esmė yra apie tai, kas yra agitacija. Pone Masiuli, ar mes galime eiti į teismą tiesiog, aiškintis su ekspertais, filologais, pono Katkevičiaus kolegomis, kas yra agitacija? Matot, vis tiek teismai turi, jeigu reikėtų ir teisme nagrinėti tokią dalyką, tai teismai turi žiūrėti reikalo esmės, ne kokią nors žodelį, o
kiek vienas ar kitas aktas, veiksmas paveikia rinkėjų valią ir panašiai. Akivaizdu, kad visi tos smulkmenos, sakysime, nesklandumai, jie nepaveikia iš esmės rinkėjų valios. Rinkėjų valia buvo pakankamai aiškiai, tikrai nepaveikia. O kaip jūs manote, dalyvavimo referendumo. O dabar dalyvavimo, tai matyt, kad paveikia. Iš tikrųjų, aktyvumas padidėjo žmonių, įvairios akcijos padidino aktyvumą. Nėra gal blogai įvairiais būdais pritraukti piliečius išreikšti savo politinę poziciją. Ypač jeigu jie politiškai apatiški yra. Tai visuomenės gėris, ne? Ponas Buškevičius, ne? Jeigu leisite pasisakyti... Labai trumpai, prašau. Jeigu leisite pasisakyti, aš jums galiu pasakyti, pilietinė mano yra teisė. Ateiti, balsuoti už arba prieš, bet tokia pati teisė ir neiti. Tai yra mano konstitucinė teisė. Kitas dalykas, aš noriu pabaigti, kad referendumo įstatymo 16 straipsnio, kuris vadinasi agitacija dėl referendumo 3 dalis, apibrėžia, jog į agitacijos savoką įeina teisė nekliudomai agituoti už pasiūlymą paskelbti referendumą, aš visko neskaitysiu, referendumui pateikiamo sprendimo priėmimą. Todėl, atkreipkime šitą dėmesį, kadangi referendumui pateiktas sprendimas yra priimamas tik tuo atveju, jeigu referendume dalyvauja daugiau nei pusė rinkėjų esančių rinkėjų sąrašuose, tai į savoką teisę agituoti už referendumui pateikiamo sprendimo priėmimą įeina ir agitacija už tai, kad referendume dalyvautų daugiau nei pusė rinkėjų esančių rinkėjų sąrašuose. Jeigu nebūtų to 50... Neva cituoja įstatymą. Dalį įstatymą, ir kaip aš suprantu, kodėl. Jeigu nebūtų 50% to barjero, tada taip galima būtų sakyti. Tai gal mes palikim teisės aktus interpretuoti. Akivaizdu, kad nesutarima dėl teisės aktų interpretavimo. Mes savo diskusiją pratęsime po šių reklamos pranešimų. Ieškai dar nepatirto gaivumo? Išbandyk laukinę Fa dušo gelio gaivą. Fa, ar toli eitum? Aš renkuosi Fa dušo gelį Vitalizing, nes jis tiesiog įkvepia. Žėrintis ir gaivinantis mano kasdienės energijos šaltinis. Fa, ar toli eitum? Kauno valstybinėme muzikinėme teatre gegužės 16, 17 ir 22 dienomis premjera Šarlio Guno opera Romeo ir Džiuljeta apie aklos neapykantos pasmerktą meilę. Pastatymo muzikinis vadovas ir dirigentas Jonas Aleksa, režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas, scenografas Adomas Jacovskis, kostiumų dailininkė Aleksandra Jacovskytė. Aktorius profesija pilna išbandymų. Bėgant metams padidėja kaulų lūžių rizika. Aš naudoju Calcigran. Tai ypač veiksmingas preparatas kaulams stiprinti. Kodėl? Kalcio kiekis jame didžiausias. Be to, esantis vitaminas D3 geriau padeda įsisavinti kalcį. Kai manęs klausite, kaip atrodyti ir jaustis puikiai kasdien, atsakau, rūpinkite savimi. Calcigran. Kaulams stiprinti. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Kauno valstybinis akademinis dramos teatras pristato režisieriaus Gintaro Varno spektaklius nacionalinėme dramos teatre. Gegužės 17 dieną premjera Federico Garcijos Lorkos Donija Rosita arba Gėlių kalba. Gegužės 18 dieną Marinos Karpo Ardija Koglin. Gegužės 20 dieną Eugeno Onilo Gedulas tinka elektrai. Teatro televizija LTV. Teatro mecenatas Ūkio bankas. Pasaulio lietuvių dainų šventė. Mes. Birželio 30 Liepos 6 dienomis. Šventės gėrimas Gubernijos duonos gira. Rėmėjai. Lietuvos radijas ir televizija. Lietuvos rytas. Unicorn. Informacija telefonu 118. Tikrosios Rūtos saldainiai.
Lietuvos televizija pristato unikalų muzikos albumą Legendinės miuziklų dainos. Mikutavičius, Valinskienė, Povilaitis, Mamontovas, Atlanta, Kernagis ir dar daugybė žvaigždžių atlieka klasiką tapusias dainas naujai ir netikėtai. Rėmėjai: Kristijana, dalis tavo gyvenimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos invalidų reikalų taryba, radijo stotis Lietus. Pirkdami albumą Legendinės miuziklų dainos, 1 litą labdaros fondui Bėdų turgus paaukojate ir jūs. Pinigai skiriami projekte dalyvavusiems talentingiems žmonėms su negalia. Sveiki. Rytoj Labą ryto laidoje nemažai dėmesio skirsime visiems vairuotojams aktualioms temoms. Kalbėsime apie tariamas kelių eismo taisyklių spragas bei kokių automobilių naujausiais duomenimis dažniausiai gviešiasi vagys. Psichologijos ekspertė patars, kaip civilizuotai ir draugiškai atleisti darbuotoją. Naujausias dainas atliks dainininkė Tigra. Toliau pasakosime apie artėjantį Eurovizijos konkursą. Šįkart laidoje pikantiškas skandalingojo Rusijos dueto Tatu kūrinys. Iki pasimatymo nuo 6 iki 8. Nepamirškite naujos asmeninės mokėjimo kortelės iki premija. Iki premija. Asmeniškai jums. Jūsų galutinis apsisprendimas šokti į super veto. Kas dabar bus? Arba jūs turėsite 10 000, arba jūs turėsite 1 000. Tvyro iš tiesų labai dramatiška atmosfera. Sveikinu. Kaip sekėsi Stefanijai ir jo žentui Arvidui? Žiūrėkite trečiadienį 19:30 per Lietuvos televiziją. Mes grįžtame į mūsų studiją ir kalbamės iš tikrųjų apie tai, kokia buvo agitacija už Europos Sąjungą. Mums paskambino Vytautas iš Klaipėdos. Labas vakaras. Labą vakarą. Vytautai, jūs sakote, kad nevertėtų drabstytis purvais toliau jau. Kodėl taip manote? Tikrai taip. Yra proga pasidžiaugti dar kartą. Reikia galų gale įsivaizduoti, kad tai yra įvyko šventė, puikus įvykis Lietuvos mastu, Europos mastu, pasaulio valstybės rašo. Ir aš asmeniškai noriu pasakyti ponui Buškevičiui, jeigu Tamsta turi teisę į televiziją, tai aš turiu teisę paskambinti ir pasakysiu tiesiai šviesiai. Tamsta neatstovauja jaunosios Lietuvos. Jaunoji Lietuva balsavo. Jaunoji Lietuva moksleivyje ėjo balsuoti. Visa Lietuva jauna yra, o pats esi atsilikusio mąstymo, sovietinių mąstymo. Prašome be įžeidinėjimų. Prašome be įžeidinėjimų. Pone Vytautai, bet gal ponas Buškevičius mano, kad ta reklama, agitacija už Europos Sąjungą buvo pernelyg, brutaliai brukama? Būtinai. Aš noriu pasakyti, kad Buškevičius neprilygsta nė mažo pirštelio, nei vieno iš valstybės vadovų, nei buvusių prezidentų, nei esamo, nei kitų aukštųjų pareigūnų. Jis yra trukdytojas. O kodėl jūs taip manote, kad jis trukdytojas? Gal jis yra iš tikrųjų už nepriklausomą Lietuvą? Už nepriklausomą Lietuvą balsavo žmonės 90% Šitas žmogus trukdo būti nepriklausomai Lietuvai. Kiek mes paminam, čia berods ponas Vytautas, buvęs operos solistas iš Klaipėdos, mums šiek tiek pažįstamas asmuo, bet konkrečiai kaltinimai buvo ponui Buškevičiui, netgi su žeminimais atleisti, kad tai vyko tiesioginėme eteryje, bet... Paprastai taip yra būna, man ne pirmą kartą tenka, kai yra taip, truputėlį parežisuojama, kai nuo temos pereinama prie asmeniškumų. Bet dėja, aš turiu atsakyti, aš tada, jeigu kalbam tvirtai, tai tvirtai. Tai aš galiu laikyti niekšeliai tie, kurie pardavė šiandien Lietuvą. 40-ais pardavė Maskvai, o šiandien niekšai tie, kurie Briuseliui pardavė. Lietuva turi išlikti nepriklausoma ir laisva. O kitas dalykas, tikriausiai skirtingai nuo šito pono, aš nebuvau nei pionierius, nei komjaunuolis, nei komunistas. Iš kur žinote apie tą poną? Ir pogrindyje platinau antisovietinę literatūrą. Ir tuo metu, kai Sąjūdis ir Lietuvos komunistų partija pasisakė už suverenitetą TSR sudėtį, aš ir Laisvės lyga su Terlecku priešaky pasisakėm už nepriklausomą ir laisvą Lietuvą. Jūsų biografiją galima pasiskaityti Seimo interneto svetainėje. Bet jūs leidote šnekėtis į asmeniškumus. Dėkui. Raigardai? Daugiau svečių, Europos komiteto atstovas Darius Žeruolis. Aš norėčiau paklausti, štai ponas Buškevičius kalbėjo apie tai, kad Europos komitetas nusipirko žiniasklaidą. Jūsų nuomonė apie tai? Labai gaila, kad net ir pasibaigus referendumui vis dar tie, kurie prieštaravo Lietuvos stojimo Europos Sąjungą, vis dar operuoja sąmokslo teorijom. Neva viską nepriklausomai demokratinėje Lietuvoje galima supirkti, nupirkti ir panašiai. Iš tikrųjų taip nėra. Nebuvo pateikta nei vieno įrodymo ir tikrai nebuvo niekas specialiai papirkinėjamas. Taip?
Laikraščiuose buvo... Daug užsakomųjų straipsnių buvo. Užsakomųjų straipsnių nebuvo. Buvo tik tai talpinama laikraščiuose reklama. Tas tiesa, bet tai reklama nėra užsakomųjų Praėjusią savaitę straipsnių. tavo antena ten mirgėjo pasisakymais ir su užsakymo numeriu. Na, nežinau, sunku man būtų spręsti apie šitą konkretų atvejį, bet tikrai, reiškia, viską, kas priklausė informavimo prasme, tikrai buvo padaryta. Kas pasinaudojo agitaciniai kampanijoje, tai yra kitas klausimas ir tuos du elementus, aš manau, reiktų atskirti. Čia, klausimą, pana Žiūrėjau, labai turėčiau, reiškia, ar jūs galėtumėt paneigti, kad už tą laidą penktadienio vakare per LNK Europos komitetas sumokėjo 700 000 litų, o iš viso reklamai buvo skirta LNK 500 000? Šitų duomenų aš nežinau, aš nebuvau atsakingas už reklaminę kampaniją, tai iš tikrųjų šitas klausimas ne man, bet tiek, kiek aš žinau, žiniasklaidai už tai, kad jinai rašytų ar nerašytų, mokama nebuvo. Norėčiau paklausyti pono Šarūno Liekio, vis dėlto, kaip jūs vertinate agitacinę kampaniją? Na, agitacinė kampanija be abejonės truputį buvo perlenkta. Čia švelniai pasakius, truputį buvo perlenkta. Man teko referendumo metu būti provincijoje. Nešvelniai pasakius? Na, referendumo metu teko būti provincijoje ir provincijoje tikrai sklaidė aibė gandų apie tai, kaip apie tie žmonės, kurie, sakykime, nedalyvaus referendume, negalės važiuoti į ES valstybę. Tai čia tik vienas pavyzdys. O kas jūs įgazino tos žmonės? Jie sako, kad seniūnijos lygyje, pavyzdžiui, seniūnas. Tarsi žmonės tiesiog interpretuodavo jiems nuleistus nurodymus, sakykime, kad jie turi paremti žmonių dalyvavimą referendume. Taip sakant, seniūnai šantažuodavo žmonės kaimo. Tai buvo ir tokių elementų matyti. Bet man teko girdėti, kad kiaulės teks kersti Briuselyje irgi kaime. Tų gandų egzistuoja, ta prasme, perlenkimų tikrai buvo ir kad baimės nedidelė atmosfera buvo sukurta. Vis dėlto tai pirmą kartą nuo 88 metų, kada žmonės pradėjo bijoti kažko. Su kuo sulygintumėt šitą agitacinę kampaniją? Na, iš paskutinių mūsų politinių įvykių. Nu, galite iš istorijos paimti. Ne, iš istorijos tai būtų gan sudėtinga lyginti, bet vis dėlto spaudimo tikrai buvo. Nu, ir pono Kriščiūno dar paklaus norėčiau istoriko, vis dėlto ponas Kriščiūnas istorikas, jisai galėtų pasakyti, su kuo jisai galėtų sulyginti tą kampaniją. Štai galėčiau nebent sulyginti tik tai su 40 metų rinkimais į Liepos Seimą. Liepos 14-15 2 dienas vyko rinkimai liaudės Seimą, žinoma, kad tai vyko karinio šantažomis ir papirkinėjimo būdu. Kažkas panašaus, aišku, netokiame lygyje, bet panašiai vyko ir šitą rinkimą, rinkimuose į šį referendumą. Jos vyko kaip ir 40 metais 2 dienos. Taip pat mane kaip ir nustebino žvelgiant yra ir iš teisinių, ir iš moralinių pozicijų. Jeigu aukščiausi Respublikos vadovai, pats prezidentas, ministras pirmininkas ir kiti yra, kurie ranką prideda prie konstitucijos ir pasižada laikytis įstatymų ir konstitucijos, akivaizdžiausiai pažeidinėjo visą šitas dienas yra rinkimų įstatymą. Aš čia turiu labai daug gana dokumentų, yra iš vyriausiojo to rinkimų štabo. Gerai, toks klausimas, ponė Kriščiūnai, kaip jūsų vertinimu vaikų įtraukimas į agitaciją? Tai yra iš viso moralus yra, galiu pasakyti savo vaikų pavyzdžių yra, štai kai mano vaikai yra, viena ten 13 metų, irgi buvo verčiami dalyvauti, balsuoti referendume mokykloje už stojimą Europos Sąjungą. Kad ten tie vaikai, ką gali turėti 12-14 metų, kur iš viso nieko nesupranta, apie ką reikia balsuoti. Kitas pavyzdys, mano sūnui, 11 klasės mokinui, istorijos mokytojas įrodinėjo yra, jeigu, sako, tie, kurie neis į referendumą, bus prilyginti Mindaugo karaliaus žudikų yra. Nu, tai atsiprašau, yra, tai jeigu tokie moralūs dalykai, šantažas taikomas mokyklose, plus piniginis šantažas, kuris vyko per žiniasklaidą, tai rodo yra, kad tai iš tikrųjų demokratijos egzaminas yra neišlaikytas. Ačiū. Žinios dėl vaikų turėtų būti patikrinamos, nes tai skamba šiurpiai, kad vaikai buvo verčiami kažką daryti prieš savo valią. Bet grįžkime prie svarbaus klausimo, kuris buvo paliestas šioje laidoje. Kad žiniasklaida buvo perkama, žiniasklaida yra sarginis demokratijos šuo. Ir girdint, kad apie 1,5 milijono litų išleista visuomenės informavimo kampanijai, aš viliuosi, kad atsakymai į jūsų klausimą, ponė Račai, bus prieinami visiems piliečiams, nes tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, kad tie pinigai buvo išleisti papirkinėti žiniasklaidai. Kaip vertinti tokius gandus kol kas? Na, sakykime, papirkinėti, galbūt, papirkinėti paskambu, bet reiškia, iš tikrųjų,
tai, kas jau buvo per prezidento rinkimus pastarosius, pasikartojo iš tikrųjų dabar. Tai pirkti galima įvairiai, pirkti galima už pinigus, pirkti galima už šlovę, pirkti galima už pagarbą, pirkti galima už reklamą. Tai šiuo atveju iš tikrųjų nebuvo tiesiog nepapirkinėjimo, buvo mainai, barteris. Jūs būsit mums geri, mes šiandien duosim reklamą, kuri taip pat ėjo iš valstybės, reiškia, pinigų. Tie 3 milijonai, kur buvo padalinti agitaciniai kampanijai, iš tikrųjų dalis tų pinigų buvo skirta reklamai. Ir žiniasklaida vienas kovojo dėl šitų pinigų, žinodama, kad jie kažkur turi išeiti. Dalį jų gavo Lietuvos televizija, dalį jų gavo LNK, dalį gavo Lietuvos, dalį Verslo žinios. Tai aš manau, kad tie, kurie buvo šiek tiek geresni Europos komitetui, gavo didesnę dalį, tie, kurie buvo truputėlį blogesni, gavo mažesnę dalį. Tai... Žiniasklaida buvo proeuropietiška už pinigus, tokia jūsų žinia. Na, ne, aš taip nesakyčiau, aš tik tai sakau, kad iš tikrųjų žiniasklaida gavo už tai pajamų papildomų. Ar reiškia dėl to pasikeitė kai kurių žurnalistų kolegų nuomonė apie Europos Sąjungą? Aš iš tiesų nežinau, bet turiu tam tikro įtarimo vis tik tai, kad paskutiniai 2 svarbus įveikiai, prezidento rinkimai ir referendumas padarė labai didžiulę žalą mūsų žiniasklaidai. Jinai nebetlieka savo vaidmens. Jinai tam tikrą prasme tampa valdžios rūporu, o ne jos, reiškia, priežiūros institucija. Bet gal žiniasklaida tampa pinigų rūporu, patikslinant jūs, ponė Rašai. Jiems svarbiausia pinigai, o ne valdžia ar dar kažkas. Aš manau, kad reiškia, daugelis mano kolegų pakankamai gerai uždirba vis tai, aš galvoju, ir iš tikrųjų dažniau svarbu yra buvimas arti valdžios ir šlovė, kurie jie gauna, negu pinigai, aš manau. Pone Žukauskai, jūsų komentaras. Grįžti prie tų pagrindinių asmenų, kurie balsavo. Aš labai abejoju, ar kaimo žmogui turėjo didelės įtakos žiniasklaida, kad ir už 500 000 nupirkta. Aš labai sunkiai, minutėlė, aš labai sunkiai tai įsivaizduoju. Aš įsivaizduoju paprastą dalyką. Atėjo sekmadienis, nusiskuto, žmonės nusiprausė, išėjo į bažnyčią ir pabalsavo. Štai ir viskas. Ir dar aš noriu vieną dalyką pasakyti. Bet jie turėjo kažkokį motyvą tai pasielgti. Motyvą sekmadienį kaimo žmonės eina į bažnyčią. Yra labai paprastas motyvas. Šeštadienį buvo geras oras, sodino bulves. Logiškai ir tikrai aš mačiau, kad sodino bulves. Aš tik tai ką noriu pasakyti. Aš tikrai gerbiu tuos 9%, kurie sakė ne. Bet reikia gerbti ir tos 90, kurie pasakė taip. O kaip jums ta pastaba, kad ciniška neva tai pirkti žiniasklaidos palankumą už pinigus, sakant jiems reklamą? Aš čia dabar sėdžiu, klausau ir girdžiu labai daug įtarimų, bet jie įtarimai, jie yra daugiau pagristi, reiškia kažkokius pamąstymus. Bandyčiau pritarti ponui Žukauskui. Apie ką mes šnekam? Ar viešumas buvo perkamas už pinigus? Ne, mes... Palankumas žmonių buvo perkamas už pinigus. Gerbiamas Ryti, jūs iki šiol šnekate, ar žiniasklaida tokia, ar žiniasklaida tokia. Kokia žiniasklaida, kiek įperkama, kiek veikia žiniasklaida, kiek galima grožėti savim. 1 660 000 žmonių atėjo ir pabalsavo. Ir pasakė taip Europos Sąjungai. 247 000 atėjo, buvo piliečiai, ir pasakė ne Europos Sąjungai. Ir jie yra svarbiausi veikėjai, ne žiniasklaida. 90% informacijos apie pasaulį žmonės gauna iš žiniasklaidos, ponė Katkevičiau. Jų sprendimą pasielgti vienaip ar kitaip lėmė būtent žiniasklaida. Ir suformavo jų sprendimą referendumą. Man atrodo... Jūs turėtumėt paklausti politologo, pono Masiulio. Ar čia mes nusišnekam? Iš tiesų nenusišnekat. Žiniasklaidos vaidmuo yra sunkiai vertinamas ir sunku jį būtų pervertinti apskritai. Žmonės, kada išjungiama jiem kabelinė televizija, greičiausiai susimoka, greičiau turbūt negu už šilumą tos mokesčius, kada gal sugrąžintų kabelinė televizija. Žiniasklaida iš tikrųjų yra didžiulė galia ir jėga, ir žiniasklaida yra tas instrumentas, kuriuo politikai manipuliuoja žmonių nuomonė. Bet yra šitai kitas, bet visuose rinkimuose nėra pasaulyje buvę rinkimų, kuriuose nebūtų taip daroma. Tai tiesiog yra tokia politika, politikos prigimtis, bandyti manipuliuoti žmonių nuomonį. Tačiau yra tam tikros ribos. Neįmanoma žmonėms įteikti, kad velnis yra dievas, nors kartais ir taip pavyksta, sunkiai, bet kartais pavyksta. Bet vis dėlto žiniasklaidoje 90% žmonių tą apsisprendimą padaryti, sakysime, į 10%, o 10% į 90% sukeisti vietomis šitos proporcijos yra neįmanoma jokia manipulacija. Antras dalykas, mūsų žiniasklaidoj buvo galimybė ir antrai pusė lygiai taip pat mokėti pinigus, pirkti, reklamuotis ir... Pone Masiuli, labai svarbus klausimas, grįžtant prie pokalbio su ponu Katkevičiumi, vis dėlto dėl to žiniasklaidos. Ar jie elgėsi
garbingai su valdžios pagalba stengdamasi kuo objektyviau informuoti piliečius apie tai, kas jų laukia Europos Sąjungai. Ar jinai užsiminėjo vienašališką reklamą, daugiausiai šnekėdama tik apie gerus dalykus? Žiniasklaida, kaip taisyklė, pas mus yra tai daugiau verslas. Ir kada artėja rinkimai, kokie jie bebūtų, vieni ar kiti žiniasklaida išnaudoja tą iki galo ir reklamuoja tai, kas daugiau moka pinigų. Jeigu buvo Seimo rinkimai, buvo prezidento rinkimai, atitinkamai plotas yra proporcingas sumokėtiems pinigams. Ir žiniasklaida nustoja pati daug mažai informuoti, arba stengiasi mažiau informuoti, kad gautų pinigus. Pone Rašai. Panas Masiulis, jūs neklaidinkit žmonių, jūs kalbate apie čia, kad visi norintys agituoti prieš galėjo nusipirkti ir agituoti. Tai skirtumas tarp norinčių prieš agituoti ir už yra tas, kad agituojama už buvo už mano ir jūsų pinigus, o jūs siūlote agituojančias prieš agituoti už savo kišenės. Tie 3 milijonai, kurie buvo skirti, nebuvo skirti agitacijai prieš, tik agitacijai už. Tai jeigu tas norėtume būti iki galo demokratiškai, reikėtų tos pinigus paimti per pusę padalinti ir pasakyti, kas norite agituoti prieš Europos Sąjungą. Kaip jums ta pastaba? Labai patinka paskutinė kryžkelė. Ir aš mačiau vieną kitą paskutinę kryžkelę iki pat referendumo. Galėtume ten buvo 5 šią temą. Ir ten buvo ponas Buškevičius, ir buvo ir visi kiti įdomus žmonės, ir iš visų pusių, ir sakantys už, ir sakantys prieš. Ar tai laida buvo grinai nemokama? Mes tą laidą darėm už savo LRT darbuotojų atlyginimą. Ši laida buvo vyriausios rinkimų komisijos reguliavimo objektas. Kaip žmonės buvo kviečiami į laidas, kaip buvo parenkamos temos ir klausimynai, prižiūrėjo daug žmonių, abidvi pusės žinojo apie tai, kas bus rengiama. Tai dėl mūsų to skaidrumo. Taip, tai čia jūsų žinios. Iš esmės tai yra žinios, ar ne? Tai, kas vadinasi editorial angliškai. Atskirkim tai nuo tai, kas yra reklama, tai, kas eina su užsakymu numeriu. Mes kalbame apie didelę žiniasklaidą. Visą laikraščiai, televizijos, ne tik paskutinė kryžkelė informavo visuomenę apie eurointegraciją. Kaip jums ta prielaida, kad žmonės buvo įtikinėjami balsuoti už, kalbant tik tai apie gerasis ES pusės, už jų pačių pinigus. Ką pasakė ponas Rašas? Daugybė tekstų apie blogasias pusės. Aš girdėjau lygiai taip pat kaime šnekant apie tai, kad karvėm reikia muziką paleisti reikės ES, kad kiaulės kersim Briuselyje. Trunkeliai turėtų būti auginami pagal standartą. Kalbant apie informavimą, ar informavimas yra garbingas pasakymas apie gerasias ir blogasias pusės, ar tik pasakymas apie gerasias pusės? Bet kodėl, jeigu aš išpažįstu tam tikrą dalyką ir kuriuo aš tikiu, kodėl aš turiu kalbėti pats prieš save, aš ką šizofrenikas? Gerai. Mes kalbame čia apie tai, kas kur girdėjo, kaime ar kažkur tai. Va čia iš tikrųjų lapelis, kai man padavė rytis prieš laidą, netyčiomis, bet visi kalbėjom, ar ne? Žmonės gauna paštu. Tai čia iš tikrųjų yra mažiausiai 4 punktai už valstybės išleistus pinigus, Europos komiteto, pono Žirolio tikriausiai aprobuoti, ar ne, aš taip įsivaizduoju. Mažiausiai 4 punktai, kurie yra visiškas melas. Pagrįskit savo teiginį, pone Račai. Tai yra sakoma, didės pensijos ir kitos socialinės išmokos. Čia yra 15 už Lietuvos ateitį Europoje. Tai atsakymas toksai, reiškia, ES socialinės politikos nereguliuoja. Reiškia, dėl stojimo į ES pensijos nei didės, nei mažės. Jis dėl tų dalykų didės. Toliau, gerės socialiai remtinų šeimų parama. Tas pats lygiai, ES socialinės politikos nereguliuoja. Dėl stojimo į ES niekas nesikeičia. Toliau, spartės bendras šalies ūkio augimas. Aptarėm jau, kad reiškia, greičiausiai jisai nespartės, o sugrėdės, kadangi tokio augimo, kaip buvo pernai ir užpernai, greičiausiai mes nepasieksim. Ir toliau mažės mokesčio našta, mažas pajamas gaunantiems žmonėms. Neturi nieko bendro su ES. Visiškai nieko bendro. Ir dėl stojimo ES nei mažės, nei didės, nei tiems žmonėms, nei tiems žmonėms. Pone Žiroli, ponas Račas, pone Žiroli. Europos komitetų išleisti biuleteniai dezinformuoja žmonės. Čia jokia nedezinformacija, puikiai yra žinoma. Taip, tiesioginio ryšio, jūs visiškai teisus, kad ES nereguliuoja nei pensijų, nei atlyginimų, nei kainų tiesiogiai, bet mes visą laiką to informaciniai kampanijoje kalbėjome apie galimybės. Ir įstojus į ES iš tiesų galimybės Lietuvos ūkiui augti ir tuo pačiu didinti pensijas, reiškia socialinį aprūpinimą mažai uždirbantiems žmonėms ir mažai aprūpintiems žmonėms iš tikrųjų padidės. Kalbam apie galimybės. Tai rimta strategų išvada, jisai bando ją pagrįsti, pone Račai. Tai pasaulis yra sudėtingas, jis bando paprasčiau pasakyti. Mano atsakymas yra toksai. Galimybės padidinti pensijos socialinės išmokos buvo ypatingai geros praėjusiais metais, kai Lietuvos ūkis augo sparčiausiai, vienu iš sparčiausių pasaulyje, 6,9% nuo BVP, palyginus su prieš tai buvusiais. Ar padidėjo pensijos socialinės išmokos dėl to, kad mūsų ūkis augo labai sparčiai? Bet pone Račai, aš bandau pasakyti, kad tai yra netiesa. Pone Račai, palaukit, bet tiesiog pasaulis tikrai sutingas ir permainos būna labai sudėtingos. Tiesiog čia buvo bandyta paprasčiau pasakyti tos sudėtingos žinios apie tai, kad įstojus į ES augs ekonomika, atsiras daugiau pinigų biudžete, kurie patektų žmonėms. Tai jeigu čia būtų žodelis, galbūt aš sutikčiau dar. Bet čia yra teiginys.
Dėl filologinių dalykų. Ne, filologinių, čia yra teiginys. Galim pašnekėti, mes labai gerai. Jis yra kaip tik filologas. Pone Katkevičiau, ar ne jūs patirėt žmonėm, specialistam, kurie gali pagrysti savo teiginius ilgais paaiškinimais, storomis knygomis, patirėt kalbėti paprasčiau? Aš šiandien jau turėjau panašų pokalbį iš tikrųjų. Ar ryti jūs prisimenat 10 Dievo įsakymų? Ne. Aš nesu katalikas. Aha, tai tada antra dalis klausimo atpuola, bet tam pokalbį, kurį man teko turėti, tai kitas mano klausimas buvo, ar jūs skaitėt visą Bibliją? Ne, neskaičiau. Tai ES sutarty yra 3000 puslapių. Tai reikia kažkaip žmonėms pasakyti taip, kad jie išgirstų. Bet nemeluoja. Bet tas supaprastinimas yra... Kas ir nemeluoja. Tas supaprastinimas yra teisingas. Kodėl reikia po kablelio kažką tai rašyti? Čia yra melas. Taip nebus. Bet tai palaukite, mes galim diskutuoti. Taip gali būti, bet taip nebus. Taip bus. Kitas dalykas, kiek tai siejasi su buvimu ES arba nebuvimu ES. Pone Žiroli, kokia tikimybė, kad tai bus procentais? Tai didžiulė. Procentiškai, aišku, sunku yra įvardinti šitą ginčą, man rodos, įspręsim po poros metų. Dabar kalbant apie informaciją. Iš tikrųjų, sudėt visą tai, kas laukia Lietuvos įstojus, Lietuvos žmonių įstojus į Europos Sąjungą, reiškia vieno lapo dvi pusės yra labai sudėtinga. Kita vertus, visa ta informacija iš tikrųjų yra viešai prieinama, yra Europos komiteto internetiniam puslapyje, lygiai taip pat įvairios tyrimai, įvairios studijos, kurios... Ne, tai va čia ir aš sakyčiau, ir žurnalistų yra net ir pareiga pasidomėti tais įvairiais seminarais, į kuriuos žurnalistus kviečiam atlikę įvairias studijas. Kas trukdo žurnalistams ateiti? Čia vat klausimas. Taip, dėkui, kągi, mes apie žurnalistų vaidmenį pašnekėsime dar. Mūsų laidoje iškart po reklamos pranešimų. Kūryba visada prasideda nuo vizijos. Bet vien vizijos negana. Kartais užtenka vieno atsitiktinumo, kad pati gražiausia vizija virstų paprasčiausia iliuzija. Gerai, kad pagaliau žinau banką, kuris gali abu dalykus – kurti didingas vizijas arba realistiškai mąstyti. Jis turi gerų idėjų, jis pripažįsta kitų geras idėjas ir moka vizijas paversti realybę. Lietuvos žemės ūkio bankas tapo Nord LB Lietuva. Pagauk piknik šansą. Kuris gali būti kiekvienoje piknik pakuotėje. Kortelėje esantį numerį siųsk SMS žinutę numeriu 1308. Ir iškart sužinok, ką laimėjai. Laimėkite prizą. 150 000 litų. Tu jau pagavai piknik šansą. Mums būtinai reikia žinoti, kiek žemės dirbame. Ką pasėjame, ar dideli ar maži mūsų ūkiai, ką užauginame, ką nupjauname, o tada ir galėsime gerai tvarkytis savo ūkyje. Nuo birželio 2 iki 30 dienos vyks visuotinis žemės ūkio surašymas. Dalyvaukime. Labas, kaip sekasi? Viskas gerai. Kodėl tu taip tyliai kalbi? Gal kas atsitiko? Viskas gerai, nesijaudink. Ką tik užmigo. Nenori pažadinti. Bitė geresniam gyvenimui. Pasaulio lietuvių dainų šventė. Mes. Birželio 30 Liepos 6 dienomis. Šventės gėrimas gubernijos duonos gira. Rėmėjai. Lietuvos radijas ir televizija. Lietuvos rytas. Unicom. Informacija telefonu 118. Tikrosios Rūtos saldainiai. Šį pirmadienį 22 valandą Kultūros namuose tapytojo Vytauto Ciplijausko gyvenimo kūrybos paroda, režisierės Birutės Marcinkevičiūtės monospektaklis Antigonė ir magiški akmenys menininkų darbuose. Koncerto transliaciją pristato Harmony Line, obuolių sidro kapsulės lieknėjimą.
Gegužės 24 dieną Europą užlies Eurovizijos dainų konkurso banga. Šiemet Rygoje šėls. Islandijos žvaigždė Birgita, simpatingoji bosnė Mija Martina, erotiškoji turkė Serta Karener, žavioji Olandė Esther Hart, aistringoji Ispanė Bet, skandalingosios tatų merginos iš Rusijos, paslaptingoji prancūzė Luisa Galeš ir kiti 26 Europos šalių atstovai. Sautulinga fiesta tik per Lietuvos televiziją. Gegužės 24 dieną šeštadienį nuo 22 valandos. Kągi, grįžtame į studiją ir kalbamės apie tai, ar reklaminė kampanija informuojanti apie referendumą stojimo už Europos Sąjungą buvo garbinga. Ir mes turime dar vieną nuomonę telefonu, tai Teisutis Kalesnikas. Labas vakaras. Labą vakarą, Raigardai. Kokia jūsų nuomonė? Kaip jūs manote, ar buvo garbinga šitą kampaniją? Galėčiau atsakyti, kad tam tikrų nepasitenkinimo galima išreikšti. Ir pirmiausia, aš norėčiau priminti jums mūsų gerbiamo ekscelencijos, reiškia, pono Adamkaus kalbą 2 valandą, kuomet jisai sakė, kad referendumas jau įteisintas ir kad Lietuva pasirinks ateitį kartu su Europa, o vėliau iki pat 6 valandų televizijos rodė, kad vis dėlto balsuoti atėjo tik 49,9, o vėliau ir krito iki 49,7. Jūs norite pasakyti, kad ponas Adamkus melavo? Tai aš vadinčiau net nemelu. Melas tai yra teisinė kategorija ir aš paliksiu šnekėti teisinį. O kas yra, jūs išreiškite kokią nors kitą kategoriją vis dėlto? Bet tai aš pavadinčiau manipuliavimu žmonėmis. Ir aš šnekėjausi su daugeliu pakankamai tvirtų euroskeptikų ir su jūsų studijoje dalyvavusiu Laurinu, kurie neišlaikė šitos įtampos vakare, nubėgo balsuoti. Suprantate, bet mes vis dėlto turėtume grįžti prie esmės, kasgi įvyko. Įvyko tai, kad 54% rinkėjų nubalsavo už Europos Sąjungą. Ir aš manyčiau, kad net patį priekabiausią demokratą tai turėtų toks rezultatas tenkinti. Ačiū ponė Teisutė, ačiū už jūsų nuomonę. Aš norėčiau paklausti Šarūno Liekio, ar iš tikrųjų valdžia manipuliavo žiniasklaidą? Na, matot, mes visoje šitoje diskusijoje, ypatingai žurnalistų, girdime, kad žiniasklaida informuoja. Visų pirma, mes turim atsiminti, kad žiniasklaida visų pirma formuoja nuomonę, o ne informuoja. Ir toje plotmėje, man atrodo, mums reikėtų tęsti diskusiją ir pažvelgti, kiek abiem pusėm, tiek euroskeptikams, tiek euroentuziastams buvo vienodos galimybės sudarytos formuoti nuomonę. Bet ar iš tikrųjų buvo vienodos galimybės? Ar galima sakyti? Aš norėčiau paklausti, iš tikrųjų, mes čia labai gražiai kalbėjome apie mūsų laidą, paskutinį kryžkelį, kuri buvo bene objektyviausia per tą rinkimų kampaniją, bet iš tikrųjų, ar jūs matėte daugiau diskusijų laidų per televizorių, kur kalbėtų euroskeptikai su euroentuziastais? Na, atvirai sakant, ne. Tačiau, ką aš norėčiau pasakyti, kad, man atrodo, šioje situacijoje Lietuvos valdžia padarė vieną esminę klaidą, kadangi Lietuvoje euroskeptikų judėjimas pakankamai marginalus, arba galima sakyti, egzistuoja klubinėme lygyje, ta prasme, kelių žmonių grupė, kuri agitavo prieš Europos Sąjungą, tai ją iš principo reikėjo remti bet kokią euroskeptikų pasireiškimus. Ta prasme, reikėjo remti jų kampaniją, reikėjo remti jų organizacijas. Daugelį rytų ir centrinės Europos šalių valdžia būtent skyrė pakankamai daug lėšų būtent euroskeptiniams judėjimams. Ne vien tik tai pro. Aš dar norėčiau paklausti pono Kriščiūno. Vis dėlto, kaip jums atrodo, ar buvo lygios sąlygos euroskeptikams ir eurooptimistams agituoti? Be abejo, kad nebuvo, jo labiau, kad demokratija reikalauja, kad būtų teisė suteikta įsisakyti ir kitai, net ir mažesniam atstovim. Štai dar iki referendumo pradžios keliose televizijos komercinėse laidose buvo rodoma, buvo balsuojama telefonais ir ten susidarė toks balsų santykis. Maždaug 45% buvo prieš Europos Sąjungą, 55% buvo už. Tuo metu, vadinasi, iš to buvo kiltų toks demokratinis reikalavimas, kad euro priešininkams irgi būtų įskirta bent trečdalis lėšų, iš viso 6 milijonai buvo skirta ir jų niekas nieko nedavė. Štai mes turime vieną štai žmogų, nepriklausomybės akto signatarą, kovo 11 Andriukaitis, kuris kiek prašė net ir padavė į teismą Užtrevičių yra, kad padėtų išleisti knygą jo prieš euro, stojant prieš euro
prieš Europos Sąjungą. Jam net nebuvo suteikta net poros tūkstančių litų. Štai dabar 6 milijonai skirti euro priešininkams ir buvo neduota net poros tūkstančių litų. Noriu sureaguoti pono Račo repliką, kad ne apie tai svarbiausia dabar šnekėti. Pone Račai. Niekas iš tikrųjų, turbūt aš manau, kad mažai kas abejoja iš tikrųjų tuo, kaip žmonės balsavo ir galutiniu rezultatu. Aš nebejoju. Aš tikrųjų manau, kad žmonės balsavo taip, kaip jie galvoja. Gal truputėlį padėjo valdžia, gal truputėlį padėjo Aurelijus, aiškiai, bet, gerai, jūsų darbas. Kalba iš tikrųjų yra apie kitus dalykus. Apie tai, kaip vyko balsavimas. Apie tai, kodėl, pavyzdžiui, staiga Lietuvoje atsirado, pavyzdžiui, aš kaip pavyzdys, 200 tūkstančių invalidų. Jeigu iki šiol būdavo, reiškia, visą laiką 40-60 tūkstančių. Kodėl, pavyzdžiui, Varėnos, reiškia, rajone... Tai jūsų įtarimai dėl manipuliavimo. Įtarimai. Aš tiesiog bandau atsakyti savo klausimą. Kodėl? Kodėl būtent per šitą referendumą? Kodėl staiga, reiškia, mes leidžiam balsuoti žmogui, reiškia, bet kurioj apylinkiai, kai to niekad nebūdavo niekada. Man tada kyla klausimas, ar per sekančius rinkimus ir sekantį referendumą, pono Uspaskicho, pavyzdžiui, referendumą, dėl Seimo rinkimų tvarkos pakeitimo, taisyklės, kaip galioja per šitą referendumą, ar ne? Štai yra mano klausimas. Ar pas mus įstatymai iš tikrųjų veikia visiems lygiai, visiems taip pat, visada tokie patys, ar mes jūs kaitaliojam priklausomai nuo to, kas yra valdžioje ir ko valdžiai reikia? Tai tada aš bandau priminti vieną dalyką. Sovietinė valdžia irgi buvo tokia, kuris sakė, mes geriausiai žinom, ko jums reikia. Mes jums padėsim. Dėkui už aišku klausimą, ponu Račiui, ponas Buškevičius. Man sunku klausyti tokio melo, kad galėjo ir euroskeptikai, kaip jūs vadinate, mes save vadiname, nepriklausomybininkams pasireikšti. Buvo 5 laidos pas jumis, šiek tiek laidų, kadangi tai numatė referendumo įstatymas valstybinėme radijoje. Ir negavome ne cento, skirtingai negu Slovenijoje, negavome nei cento. Pavyzdžiui, Kriščiūnas važinėjo į radiją už savo pinigus. Tuo tarpu, kaip eurošalininkai gavo 6 milijonus. Mumis vertė boksuoti su Taisnu. Mes boksavomės, mes neįsigandome. Bet pakalbėkime skaičiais. Valstybės ir privačios lėšos skirtos informacijai apie ES. 1 500 000 litų. Informacijai apie eurointegraciją pateikti per žiniasklaidą. Reklama, informaciniai straipsniai. 1 115 000. Produkcija apie Lietuvos stojimą į ES. Suvenyrai, leidiniai, vaizdo ir garso klipai. Ir tai palaukit, galiu tęsti ir tęsti. Oficialus dalykas laikraštyje Atgimimas. Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės nusipirko žiniasklaidą. Ir tai yra faktas ir niekas šito nepaveiks. Bet čia visa tai grįsta įtarimais, kad žmonės... Prielaida, kad žmonės yra tokie kvaili, kad juos galima labai lengvai paveikti. Ne. Ar jūs sakote, kad žmonės nesupranta patys, neturi savo gyvenimo patirties? Pone Masiuli, ar jie visi tie žmonės, kurie atėjo už beveik 90 dalyvavusių, 60, reiškia, iš 60 beveik 4 procentų, 90 procentų beveik pasakė už, ar jie tik tai rėmėsi laikraščiais, reklama lankstinukais? Ar galima į man klausimą, galima atsakyti, ar jūs jau Masiulis pasidarėte? Koks yra veiksnys svarbiausias, pone Masiuli? Kas svarbiausias veiksnys yra? Žmonėms vis dėlto pasirenkant konkretų sprendimą referendume. Iš tos diskusijos, iš tų įtarimų apie manipuliavimą, kas jums atrodo svarbiausia? Matot, šita agitacija, kuri buvo, man iš pažiūros iš šalies taip stebint, atrodo, buvo tiek negrabi, kad ir tiek perdėtai daroma, ronai siūlai susiūta, kad man, sakysim, kaip ir entuziastai, kartais buvo neskanu ir netgi, aš galvoju, jeigu kitu atveju, aš ko gero netgi specialiai turėčiau arba nebeiti, arba protestuoti, arba balsuoti prieš. Labai gerą klausimą Račias uždavė ir tai iš tikrųjų labai gilus klausimas yra. Ar iš tikrųjų tai galios visą laiką, visais atvejais? Ir mes ar iš tikrųjų norime, kad visais atvejais dabartinė būklė galiotų? Kantas kažkada, tai garsus filosofas šalia gyvenęs, kažkada jisai siūlė, kad elgtis taip, kad mūsų poelgiai galėtų būti įstatymų leidimo pagrindu. Tai ar dabar mūsų poelgiai iš tikro gali būti įstatymų leidimo pagrindu? Ir man atrodo, kad iš tikro buvo persistengta kai kuriuose vietose, kai kas buvo perlenkta, perdaryta. Iš tikro buvo tam tikro sovietizmo, kada valdžia, aš su to sutinku, kada valdžia manė, kad čia yra mulki tauta, kad mulkiai kažkodėl neteis, kad jie nepakankamai aktyvūs, kad jie nepakankamai sąmoningi, juos reikia kažkaip tai
dirbtinai įtikinti. Ir tas persistengimas buvo faktiškai pavojus nediko nuo to, kad dalis žmonių galėjo neteikti. Pone Masiuli, bet gal tikslas kartais pateisina priemonės? Nepateisina. Čia Hitlerio frazė. Aš klausiu, aš noriu paklausti, pono Masiuli. Hitleris naudojo. Ar tikslas kartais pateisina priemonės? Štai, ko mes beveik jau bebaigę esame. Tai šita garsi Makiavelio frazė, kurią Adolfas naudojo. Šita garsi Makiavelio frazė, sakysime, kad tikslas pateisina priemonės, iš tikrųjų yra įaugusi į politiką ir politika yra būdinga. Ir sunku politikus išvaduoti nuo šitos frazės ir nuo šitokių veiksmų. Bet vis dėlto šiuolaikinė informacinė visuomenė, iš tikrųjų informacinė, ne žiniasklaidos manipuliuojama, bet informacinė visuomenė, kompiuterinė visuomenė yra kitokia. Jūs pažiūrėkite tai, kas dėjosi internete, kaip jaunimas dalyvavo. Viešumas kas labiausiai šventė šią naktį, kas šią naktį labiausiai šventė jaunimas, studentyje, moksleivyje. Iš tikrųjų, tai pati pažangiausia mūsų visuomenės dalis. Iš tiesų. Aš mačiau šitos žmonės švenčiant. Ponas Masiulis pats šventė, kaip euroentuziastas. Aš noriu paklausti, vis dėlto labai svarbus klausimas yra, pono Žukauskui, šitą diskusiją apie politikus, kurie tarsi blogi tokie, kad kartais mano, kad tikslas pateisina priemonės. Jūsų refleksijos apie šitą pasakymą. Politikus? Apie politikus. Ar jūs pats priklausite tiems, kurie savo, kad tikslas pateisina priemonės? Ne, aš manau, kad yra labai paprastas dalykas, reiškia. Tai, kas įvyko, arba kas turėjo įvykti. Aš labai abejoju, ar ta žiniasklaida šitie lankstinukai teisingi, jie neteisingi reiškia, ar jie paveikė tos žmonės. Man atrodo, kad Lietuvos žmonės jau senai buvo politiškai apsisprendę, ką jie darys. Priešingų atveju rezultatas būtų netoks. Tačiau jie jau buvo apsisprendę. Ir tai, kad mes dabar šnekam, ten 6 milijonai, 7, 5... Už jokius pinigus, reiškia, tu nenusipirksi. 5 metus vykdo visuomenės informavimą. Aš apie tai ir kalbu. Visuomenės informavimas vyko tikrai jau senai. Ir tikrai 5 metus konkrečiai. Visi nebejojo, ką darys. Ypač jaunimas, ypač, reiškia, tie, kurie turi balsavimo teisę. Buvo abejojančių. Tačiau aš čia girdėjau, reiškia, puikiai pasakyta. Na, Adamkus pasakė, paspaudė ir jie nubėgo visi. Jūsų ponai apibendrinimai, ponė Račai, jūsų apibendrinimai, kokios šio referendumo pamokos Lietuvos demokratijos ir viešumo puoselėtojams? Aš tik vieną dalyką neturim, ką aš labai trumpai noriu pažymėti. Iš tikrųjų, man buvo labai liūdna, kad valdžia žemino žmonės. Padedant Vilniaus prekybai, tai buvo, aš manau, baisiausia akcija per visą 13 metų mūsų nepriklausomybės istoriją. Aš manau, kad šitą daryti nereikėjo, nes iš tikrųjų nereikėjo žeminti žmonių ir netikėjo taip prispausti tokiu būdu ateit rinkimus. O šiaip aš manau, nukentėjo iš tikrųjų žiniasklaida, nukentėjo, reiškia, pasitikėjimas dar kartą valdžia, nes viso to iš tikrųjų nebus ir žmonės vėl pas jūs apgauti, taip kad mano požiūriu, blogai iš tikrųjų. Ponas Buškevičius? Na, kaip komunistiniais laikais buvo pažadėtas rojus, aš neradau 10 skirtumų tarp dabartinės reklamos už Europos Sąjungą, už rojų ir, pavyzdžiui, Chruščiovo propagandos, kad bus komunizmas. Ir galiu pasakyti, tai buvo demokratijos mirtis. Ponas Masiulis? Jeigu daugelis mūsų rinkimo būna protestų rinkimai... Jūs nesėdėtume čia, jeigu čia būtų demokratijos mirtis. Jūs nebūtume šitoje studijoje. Jeigu daugelis mūsų rinkimų yra protestų rinkimai, čia buvo rinkimai už. Tai viena. Antras dalykas, kurį aš pastebėjau, į politinę areną išėjo jaunimas, apsisprendęs, blaivus ir racionalus. Dėkui. Ir paskutinis ponas Katkevičius. Nelieka laiko. Pona Katkevičius, jūs pasakėte... Aš noriu pasakyti tiesiog ačiū Lietuvos žmonėm, netgi politikai nesugebėjo jų nuteikti prieš Europos Sąjungą, taip stengdamiesi agituoti už. Prašau ir jums viešumą, ponė Žukauskai. Reigardas davė žodį. Aš manau, kad mes išlaikėm tik stojimą į egzaminą. Dabar prieš akis reiškia daug sesijų, daug kontrolinių ir taip toliau reikia dirbti. Egzaminą mes išlaikėm. Taigi tokia buvo diskusija apie referendumo pamokas viešumui ir demokratijai Lietuvoje. Ačiū uždėmesį ir iki kito pirmadienio.